Laidoj. Короче. O taip. Молодец, короче. Радестай, короче. Neblogai. Короче, Офигеть. Люкс. Зашилюкс. Макс Лайда. Зая люкс. И все, что я хочу, у меня в руке. Taisom. Žodžiu, yra viena tokia išdurkė. Bičas yra iš Utenos. Utenos rajono, tiksliau. Bet labai rimtas sebriukas toksai. Jo, dirba, reiškia, važinėja po Europos šalis, tipo automobilius gabena. Ir, mes tai norėtumėm visai pergabinti tose automobiliuose kažką tai. Tai vat, ir jo draugas kaip tik davė jo numerį ir pasakė, kad yra sukalbamas žmogus tiesiog. Manau, kad jisai toksai fainas ir jis norėtų pristatyti prie fainų dalykų. Būti dar kietesnis negu yra. Ir galbūt užsidirbti kokį vieną kitą litą. Čia svarbu. Ir svarbiausia tai, kad jis turės ką papasakoti savo draugams. Jis buvo kietas, jis susidėjo su gangais. Va. Ir priedo jo žiauriai gražus vardas. Jo. Gerai, skambinam. Skambinam. Pako. Skambinam žmogui su gražiausiu vardu pasaulyje. Justui. Ką čia man? Norėčiau kažkokią triukšmiuką pašonę. Pats. Justai. Klausaisi mūsų, ne? Maladėts, Justai. Ciskiniečiai. Va, tai gerai, tada paskambink Rolandui. Wait. Jeigu Justą prašykom, tai bent Rolandui paskambinsim. O Rolandui tai gali paskambinti šitągi... Ai, palauk, uždėk tik tai pjovimą. Čia futbolo varžybos. Tai kur tau garažuose futbolo varžybos? Ne, aš čia šiaip užsidėjau savo, kol skaičiau. Aišku, žodžiu, turime va. Rolanda, tai ar tu paskambinsi, ar aš paskambinsiu? Davai, gali tu paskambinti? Gerai. Taip. Sunku buvo įkalbėti tave? Labai. Bet davai ne stadione tie garažai. Davai. Kad nors pakalk tenais. Dviesi dirba jau. Alio, labas vakaras. Alio. Rolandas. Alio. Rolandai, Vygintas skambina iš garažų. Jūs pirmininkas davė jūsų numerį. Kaip nesupratau labai. Pirmininkas davė jūsų numerį garažų. Nu ir? Ir jūsų yra garaže žmonės buvo šiąnakt, aš sargas, Vygintas. Kaip nesupratau, pakas. Yra jūsų dalis sukrautos garaže, taip? Kokiam garaže? Jūsų kooperatyve. Kokiam kooperatyve? Jūs naudojatės garažo kooperatyve Panevėžy. 2 garažus turite. Pirmininkas davė jūsų numerį. Nu, apie kokį numerį garažą? Yra išlaužtas vienas garažas. Kaip? Yra vienas garažas išlaužtas. Pirmininkas davė jūsų numerį. Nu, tai tu nemyčius, normaliai sakai. Tu tyčioje aš normaliai šneku.
yra, iškviečiau policiją ir pirmininkas davė tavo numerį, sakė, tau davė naudotis tuo garažu. A koks garažo numeris? 53. Tai apie tą šnekam tada, pas man 53 nėra. O kuris tavo? Man 381, nu. Tai aš nežinau, pirmininkas sakė, kad čia tavo garažas. Nu, aš paėmiau nenaudojamą garažą, nu, tavo čia buvo gal. Nu, tai yra išneštos dalis kažkokios automobilių. Ne, kažką tu čia sumušiai dabar, apie kokį tu garažą šnekėsi? Nu, apie tavo garažą, kur tavo vardu neregistruot, bet tik tai pirmininkas davė naudotis. Nu, 381, nu, garažas, nu. Man pirmininkas davė tavo numeris, liepė paskambint, kol policija neatvažiuos, kad yra išplėštas. Ne, tai kol plėšti, jeigu tenai buvo nenaudojamas garažas, tu toksai esi. Sakė, kad tavo dalis yra sukrautos. Mano yra dalis, nu, yra mašina. Nu, ne yra, o buvo. Tai buvo. Nu, nebėra išneštos jos, aš tau bandau aiškinti jau pusvalandį. Palauk, kažkur nesupratau. Yra, buvo garaže dalis sukrautos automobilių ir išnešė vagis ir policija to atvažiuosi, tai liepia pirmininkas tau paskambin. A tai kokį tu reikalą man dabar tada skambini? Nes tavo dalis buvo mašinų. Nu ir? Tai išneštos dalis yra tavo mašinų ir nebėra, ir liepia paskambinti tau ir pasakyti. A tai kas tu toks būsi, kad man skambini? Aš Vygintas sargu dirbu. Kur? Subiniai, garažuose. Man yra Vygintas vardas, aš sargu dirbu garažuose. Kokios tu garažą dirbi? A tu durnas, taigi sakau, kooperatyvę dirbu. Kelintam kooperatyvę dirbi? Atvažiuok ir pažiūrėk, viskas. Nervuok tu manęs ir taip nervuotas. Tu dabar tenai sėdi tas turtos būdelės? Tai kaži kur daugiau sėdėti. Gerai, aš atvažiuoju prie tos savo tos būdelės. Tai atvažiuokit ten ir pasikalbėsim. Nu gerai, tu ten būsi toj būdeliai, tenai... O kada būsi? Kada būsi? Va, toj už poras minučių būsi. Už poras? Tai aš tau da paskambinsiu. Tai ko tu man paskambinsi, kur tu esi? Prie būdelės. Nu tai gerai, nu tai va, atvaru aš pa. Gerai, laukiu. Nu tai kur man tai susitikti, kur vietą esi? Žinai, kur yra Vilniaus spaudos rūmai? Ne, girdi. Tu nusiramink, normaliai, nusiramink. Nu. Nesinervuok, normaliai, šnekėk. Girdi, kokį tu kooperatyvą saugai, tu ne mano kooperatyvą saugai. Aš saugau Zip FM. Tokį kooperatyvą girdėjęs esi? Kaip? Kooperatyva kaip radio stotis Zip FM, ar teko girdėti? Man ar teko kažką girdėti? Niekas negirdėjau. Skambina tau radio stotis Zip FM iš Vilniaus, radistai. Ir mes juokaujam. Dabar... Supratau, kad tai kažką čia šūda malas. Jo, nu, šūda malam. Mykščius kurvas skambina, blėt, ir dar mykščiui, blėt. Nesikeik, tu tiesioginiame eteryje. Tu per radiją kalbėjai. A, dabar per radiją kalbu? Tu dabar kalbi per radiją. Radiją, girdi. A, girdi, neskeik, girdi.
girdi kūvą, lopas. Aik, girdi, karučią. Tai tu atvažiuoji. Žiūrėk, bet jau toks dabar, Dabar jau viskas, dabar jau pacanas. Girdi, važiuok į aikštelę, bliama, Uteno stovėt. Taip tik tai viską, ką buvo paleidęs į klyną, tai sučiulpė, Bet opa. nei vieno keiksmažodžio nepasakė, ne, kol... Jo, po to tik tai jau, žinai, Lupa, karučią. Tai va, tai Rolandai, girdi, tu bišk paprastesnis būk, gerai. Girdi, nu, savyčiai skambė. Bišk paprastesnis būk, gerai. Normalesnis biški, nu.